Visas tiesas nesunku suprasti, kai jos jau atrastos. Bet jas pirmiausia reikia atrasti. Italų astronomas Galilėjus. Ši vieta vadinasi Liepiškių technologijų parkas ir čia dirba dvi įmonės, viena vadinasi Argus Novus, kita Setgate. Ir pagrindinė veikla tai yra teikti interneto paslaugas nutolusiems regionams. Palydovas dažniausiai reikalingas ten, kur nėra kitokių ryšio priemonių arba vyksta kažkokie tai konfliktai, kur, sakysim, žmonės negali kitais būdais gauti interneto. Ir tai pirmiausia yra, pavyzdžiui, artimųjų rytų zonos, kur, kaip žinia, dažnai tie konfliktai atsitinka. Daug dirbame su Vidurinės Azijos respublikomis, planuojame daugiau plėstis į Afrikos pusę. Na ir ten tiems žmonėms mes teikiame interneto paslaugas. Internetas teikiamas per palydovinį ryšį? Taip, internetas teikiamas per palydovinį ryšį. Idėja panaudoti telekomunikacijų srityje sukauptas žinias Vidmantui Tomkui kilo prieš 8 metų. Įkūręs įmonę, jis laboratorinius eksperimentus su palydovais pavertė visame pasaulyje veikiančią paslaugą. Šiandien iš nedidelio kaimo Lietuvos pakraštyje interneto ryšys pasiekia Afganistaną, Iraką, Vidurio Azijos valstybės. Šiandien Vidmantas Tomkus kartu su grupele entuziastų, mokslininkų ir verslininkų galvoja apie kitą žingsnį, kuris Lietuvą galėtų paversti kosminę valstybę. Tai pirmas lietuviškas palydovas. Na, be abejo, yra svarbu susirasti ekonominį pagrindą ir atsakyti savo klausimą, kam to reikia. Nes be abejo, aš esu entuziastas, esu labai smalsus, skaičiau daug fantastinių knygų, bet kaip ten bebūtų, anksčiau ir vėliau reikia nusileisti ant žemės. Ir tai, ką jūs matote Liepiškių technologijų parke, tai yra iš dalies įrodymas, kad galima iš to padaryti verslą, tiesiog reikia suvokti, kur tas verslas yra, gal jis nėra taip jau plika akim matomas, bet bendras atsakymas tai yra informacija, informacinės paslaugos. Kai kas lietuviško palydovo idėją pavadintų utopija. Mintys, kaip atsiplėšti nuo kasdienių reikalų ir pabandyti pasiekti dangų, nuo seno kirbėjo ne vieno žinomo lietuvio galvoje. Iš tiesų lietuviai gali pasigirti, kad jie kosmosu susidomėjo dar 17 amžiuje. Manyčiau, ne vienas yra girdėjęs Kazimiero Simonavičiaus pavardę, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės bajorą, kilusi iš Raseinių, išsimokslinusi Olandijoje ir prieš 360 metų parašiusi žymų veikalą Artilerijos menas ir ten yra visa eilė piešinių. Pirmą kartą parodoma idėja, mintis, kaip galima kurti daugia pakopę raketą. Šiandien mažai kas žino, kad Kazimieras Simonavičius yra įamžintas amerikiečių kosmoso agentūroje NASA. Reprodukcija, vaizduojanti prie vieno pirmųjų raketos prototipų palinkusi šį lietuvį, yra iškabinta NASA centrinės būstinės pastate Vašingtone. Tomas Žebrauskas, Aleksandras Griškevičius, Antanas Gustaitis. Tai lietuviai, kurie per pastaruosius kelis šimtmečius prisidėjo prie kosmoso tyrinėjimų ar aviacijos plėtros. O žymiausia, lietuvių 20 amžiaus pradžios menininką Mikalojų Konstantiną Čiurlionį galime vadinti vienu pirmųjų pasaulio dailininkų, tapiusių kosmoso tematiką. Vienas jo paveikslų iš fantazijų ciklų yra pavadintas Marso pasauliu. Nors nepriklausomos Lietuvos istorija nutrūko 1940-aisiais, progresyvūs lietuviai ir toliau siekia užkariauti neaprėpiamas dangaus platybės. Tik savo siekius jie įgyvendino už Atlanto. Neseniai yra sukurti NASA archyvai, jie atviri. Yra apie 1 milijonas įrašų. Tame tarpe 1 milijono įrašų įmanoma surasti, kad yra keli šimtai lietuviškų pavardžių, keli tūkstančiai straipsnių, kurie yra davę naudą ir prisidėję prie Amerikos kosmoso technikos.
yra net vienasmenių darbų, monografijų, 100-200 puslapio apimties įvairiuose lygiuose. Ir prisidėjo ir prie Mariner aparatų, ir prie Voyager aparatų, prie Marsaigių, kuriant branduolinį reaktorių kosminiam aparatam, kuriant kuro elementų ląsteles, fuel cells. Tačiau net ir tie, kurie neturėjo galimybės prisidėti prie praėjusio amžiaus viduryje įvykusio kosminio technologijų proveržio, aktyviai to domėjosi ir sekė įvykių eigą. Aš rankose turiu knygą, kurią gavau dovanų iš tėvų lygiai prieš 50 metų, 5 metų gimtadienio proga. Čia užrašyta Vladukui, tėveliai, 61 metai. Ir tais laikais įvyko nemažas lūžis pasaulyje, kada kilo į kosmosą pirmieji ir Sovietų Sąjungos, ir Amerikos kosminiai laivai, ir daug žmonių pradėjo tais laikais svajoti, jaunimo tapti kosmonautais, astronautais. Ne visi norintieji tapo astronautais ir pakilo arčiau žvaigždžių. Tačiau pirmieji žmonių kosminiai žygiai padarė ne ką mažesnį įtaką ir visiems likusiems, bei įkvėpė juos dideliems darbams Žemėje. Kompiuterių technologinė revoliucija, interneto revoliucija didelė dalim darė žmonės, kurie vaikystėje norėjo būti astronautais. Jie tiesiog buvo įkvėpti to, ką darė tuo metu tie, kurie tyrinėjo kosmosą, ir subūrėsi Amerikos tautą Apollo programą, kaip National Geographic, labai populiarus žurnalas įkvepiantis visuomenę naujiems pasiekimams, tyrinėjimams, atradimams. Parašė, kaip mes nusiųsime žmogų į Mėnulį, ir čia pat po keleto metų jie tai padarė. Per Apollo 11 misiją žmogaus pėda pirmą kartą palietė Mėnulio paviršių. Kad tai įvyktų, buvo išleisti milijardai dolerių. Šiandien tokių sumų kosmosui neskiria net patys amerikiečiai. Tačiau visa tai nereiškia, kad kosmosas žmonėms vėl tampa nepasiekiamas. NASA during the Apollo program spent 2 or 3 times as much money as it does today. So we looked at other ways to do it, and that's where the real excitement is. That first is we saw that the private sector, private enterprise, is now actually producing rockets and capsules. Within months, the first private companies will take cargo and equipment to the space station. Within a year or two, they'll begin to take people. That's a very exciting, positive future because it says that space now becomes part of our economy. NASA atstovas patvirtina, šiandien pinigų galima uždirbti ir kosmose. Private sector makes a lot of money. One of those is communications, of course. Space systems are the only way to communicate to remote areas, and they play critical roles in all communications. The other one is imaging, space imaging. There's a growing business in mapping things and to track things. Google Maps, a lot of space-related imagery in those issues, and those are multi-billion-dollar industries. And everybody complains that we're spending a lot of money in space. In fact, we spend no money in space. I've not written any checks to Martians. All of it gets spent here on Earth, and it produces data and products that are very profitable. So I think that will expand even more. Per paskutinį dešimtmetį kosmosas tapo prieinamas net ir tokioms mažoms šalims kaip Lietuva. Jeigu prieš 50 metų apie kosmosą skaitėme knygose, tai šiandien esame pajėgus pasiekti jį savo jėgomis. Space is no longer expensive. We're seeing that virtually every country can get to space. I would guess within a year or two there'll be a Lithuanian small satellite. NASA atstovo teigimu, nedidelis kelių kilogramų palydovas Lietuvai galėtų atsieiti apie kelis šimtus tūkstančių litų ir galėtų būti panaudotas įvairiems tikslams. Pavyzdžiui, ryšio paslaugoms ar objektų ant Žemės paviršiaus stebėjimui. Kitas dalykas, tai galbūt Žemės stebėjimas. Lygiai taip pat irgi tie mažieji palydovai, jie geri kuo, kad
jie gali skraidyti mažuose aukščiuose. Kai mes skrendam mažam aukštyje, mes galime naudoti žymiai paprastesnės kameras. Stebėjimas vizualiniam spektrą, tiesiog video stebėjimas, nuotraukos, gali būti šilumos išmetimo, kaip sakant, tas nelabai gražus žodis monitoringas. Gali būti taršos stebėjimas, galų gale kažkokia tai spektrinė analizė vykdoma siekiant išsiaiškinti, kokia yra lapija ir panašiai. Ir pliusas pagrindinis yra tas, kad esant tiems mažiems, naudojant mažus palydovus, tų palydovų galima paleisti daugiau, atitinkamai iš karto gausis žymiai didesnis sistemos lankstumas ir ta sistema turės ilgesnį laiką galima bus daugiau kartų praskristi virš tos pačios vietos. Šiuo metu didesnis palydovas virš Lietuvos praskrenda 2 kartus per 15 minučių. Tai yra kelios akimirkos naudingai stebėjimo informacijai gauti. Mažesnį palydovą virš Lietuvos būtų galima pakabinti ilgesniam laikui. Tokią dangaus akį būtų galima pasitelkti naftotikių, dujotikių ar aukštos įtampos linijoms stebėti. O ją aprūpinus infraraudonaisiais ar ultravioletiniais spinduliais, matuoti, kaip auga pasėliai, kiek užauga miško. Ir pagaliau, turėdami savo palydovą, galėtume dalyvauti pasaulinėme stebėjimo tinkle. Šiuo metu yra labai aktyviai visame pasaulyje tokia stumiama idėja, kad galima būtų tokius palydovus, daug mažų palydovų, stebėjimo palydovų, jungti į kažkokią bendrą pasaulinę sistemą. Tai yra keli universitetai, kelios įmonės, kelios valstybės jungiasi, paleidžia, kaip vadinama, tas spiečių palydovų, tai yra 10, 20, 30, ir gaunasi taip, kad kažkuris tai palydovas praktiškai nuolatos yra virš kažkokios tai teritorijos. Ir tais duomenimis naudojasi visos tos valstybės, visos tos įmonės ar dar kažkas. Apie tai, kiek kainuotų pasigaminti lietuvišką palydovą, šiandien kalbėti dar anksti. NASA atstovas Simonas Vordenas sako, kad tam nereikėtų $1 milijono. Vidmantas Tomkus įsitikinęs, kad jeigu pavyktų suburti platų mokslininkų ratą šiam tikslui, kaina būtų dar mažesnė. Jeigu žiūrėsim tą mažųjų palydovų besivystymo tendenciją, tai yra dar vienas žingsnis, kuris, mano nuomonė, gali dar kelis kartus atpiginti gamybą, nes kuo daugiau žmonių dalyvauja ir kuo daugiau naudojama tos patirties esamo Žemėje, tuo yra didesnė galimybė atpiginti ir kosmose esančias struktūras. Ir ta kaina dažnai yra, gamybos kaina iš tiesų sudaro turbūt 10-20%, 80% yra žinios. Jeigu mes tas žinias patys susikūrėm, vadinasi, mes galim tą kainą sumažinti. Jau turime įdirbį, konstruojant pirmąjį savo palydovą. Tai ne vieną dešimtmetį Vilniaus universitete plėtojama lazerių technologija. Kauno technologijos universitete vystomos piezoelektros ir raketų technologijos. Svarų indėlį galėtų įnešti ir gausios programuotojų gretos. Belieka visiems susitelkti bendram tikslui. Lithuania is already in space.